Tai va, mašina dar kieme pas mane, bet jau šiandien išvarau pas draugą į garažą, ten keltuvas, biškai patogiau bus darbuotis. Ir jau turim kažkiek detalių. Biškai turim išorėje jau detalių apsipirkę. Biškai turbakų jau, tai po biškelį gal viską galiu ir aprodyti. Naujas intercooleris, geras intercooleris, Enzo. Ja, to nereikia lipduk, ne. Tai va, naujas intercooleris. Nelabai brangus šiaip, tai dėl to pasirinkom šitą daiktą naują. O turbina, tai Max Speeding Rods visiškai nauja turba su 12 šikna. Tai nėra labai didelė, jos didelių lagų neturėsim iš jos. Ir šiaip jos kaina nėra labai brangi, ten nauja apie 150 eurų, gal biškai daugiau, tai vien dėl to pasirinkom pigesnį variantą, nes, biudžetiškai viską renkam. Apie masės išjungėją irgi čia daug nėra ko pasako, tiesiog, kad atitiktų semi-pro, tai reikia įsidėti. Tai, sakau, dabar pas mane kaip kalėdos, dėžių daug, visko daug ir viskas labai smagiai atrodo. Tai va, su purkštukais gal biškai įdomesnė situacija, nes visi sakys, kodėl nenauji. Pasirinkom nuo Volvos purkštukus, jie nebuvo brangus, balton įsideda, tai problemos nebus irgi su jais. Nuvežėm išplauti, išvalyti, padarė testus, tai viskas teigiama, tai važiuosim ant naudotų. Šiau karts nuo kartų nusiūsim praplauti, jos bus gerai. Tai va, nėra viskas taip greit, kaip aš galvojau, kad čia viską užsakai, viskas per savaitę suvažiuoja ir viską darai. Tai Kečkeną pasirinkau 2 litrų su filtrais, jis dar Lenkijoje niekaip neatsiunčia. Prie Kečkeno dar netvažiuoja smagratis. Kaip atvažiavo, bet ne pas mane yra. Tai smagratis iš PMC, jei neklystų bus, tai irgi nepigus toks dalykėlis, o sankabą pasirinkau Zax Performance irgi. Čia neturiu, nes jau esu išvežęs į kitą garažą. Matysim, šiaip įdomu, kaip atrodys manoji sankaba, nes jau ten 4 metus drifte važiuoja ir nebuvo problemos, tik dabar jau smagratis pradėjo bildėti, tai išimsim, pamatysim, tikiuosi kažką įdomaus rasti, nes taip jau mėsim laukia, tai matysim, kaip čia išgyveno tas 4 metus drifte sankaba. Visi keičia kasmet, aš nemačiau tam poreikio. Turbūt viskas bus gerai. Kaip ir sakiau, biudžetinis variantas, tai ir kolektorius biudžetinis. Pirkau naudotą, nebrangiai, ten viskas tvarkoje su juo. Nėra dar labai nupuvęs visas. Paėmiau, nuvežiau, kad nušlifuotų. Tai nusišlifau. Tai va. Kaip ir sakiau, viskas labai ilgai šiaip užtrunka, net nesitikėjau, kad taip ilgai bus, nes kol nušlifau, 3 savaitės, kol detalės atvažiuoju, kol kas. Tai kol kas planas ir pasistatyti kolektorių, užsidėti turbiną, sankabą pasikeisti, susirasti intercooleriaus vietą, tada gausim detalės, pradėsim ir išmetimą daryti. Išmetimą darysim iš nieržus, tai sutigu ten pavirins, padarys, gal bus gražus išmetimas. Tai nebebus tokio baisaus bakelio gal 100%, bus tiesus vamzdis, gal su kokiu rezonatorium, kad būtų biškį tyliau. Nes nesu tas bičius, kur mėgsta, kad ten šaudo ir priausiu mašinai labai garsiai, tai jau pradėsim darbuotis, taip truputėlį pafilmuosiu kažkiek, kiek galėsiu, nes labai daug žmonių dirbs, tai Marius padės tą variklį pasileisti ir panašiai, tai ten, nežinau, kaip, ar kiti norės filmuotis ar ne, tai nuo to priklausys, kiek turėsiu medžiagos ir kiek galėsiu parodyti, bet kaip visat stengsiuosi kuo daugiau pafilmuoti ir parodyti. Tai laukiu kitų detalių, kol kas atsirenku, ką turiu ir bus viskas ok. Ok, važiuoja toliau detalės, tai galvutės dangtelio tarpinė, kolektoriaus tarpinė. Po to turim visas naujas bobinas, žvakės visas naujas, buošinės. Tai po truputėlį pildosi viskas, bet čia tokie sezoniniai darbai, tai net nepasakyčiau, kad čia dėl turbako, čia tiesiog kas turi būti po sezono atlikta. Turim ir Kečkeną atėjusi jau iš Lenkų, tai 2 litrų su filtru, kaip ir reglamente numatyta. Toliau važiuojam sąvaržos duslintuvai naujam. Tai gražus nepigus reikalas, bet reikalingas. Ir po to turim čia visą krūvą, tai eisim pakuot.
Štai kaip matėte, iš tuning.lt gavau detalių. Nemažai detalių iš ties, tai tuoj viską parodysiu. Turim naujus posūkiukus juodus, nes per Matsuri savo vieną sudaužiau. Tai šitos reikia pasikeisti. MTech slenkščiai. Šitie gražesni nei originalus, tai atrodys tikrai geriau. Naujas priekinis buferis irgi po sezono mano atkentėjo pakankamai daug, tai atsinaujinti, atsišviežinti visada yra geras dalykas. Grotelės šitų man nereikia, tai kažkam reikia ant prieš rūkų KM6. Praneškit, galiu padovanot, šitų man neprireiks. Ir tada pabandysim guminius poslenkščius ant šitų slenkščių uždėti, nes plastikiniai, ne driftai plastikiniai, nes sulaužiau pakankamai greit vieną ant ralo varinėdamas. Atrodo viskas gražiai su tais plastikiniais, bet šitie gal bus praktiškiau, tai pasibandysim, pasižiūrėsim, ar gražiai atrodys. O šiaip, jeigu žiūrėjote, tai supratot, kad šių detalių šitas visas parodymas įvyko ne per vieną dieną, tai tarp tų dienų spėjom nuimti dėžę, nuėmėm kolektorius ir dabar viską galėsit pamatyti, kaip mums sekės. Tai like, share, subscribe, komentaras, pasidalinkit, nes darau video ne tik dėl savęs, bet ir noriu, kad daugiau kas pamatytų. Tai procesas turbako prasideda, tai važiuojam. Jeigu laisvą, palik. Ką reikės? Da, būtis konsideruoti. Aš kitos neturiu. Būtis čia užduotis. Tada patins profesionalinę tarpį. Jums ką darbai, kai gali filmuoti. O jūs jau dirbat, už jų neturit. Truktų žvadžių vėl iš pradžių, mes kėlėm bloką. Reikalai. Jau ir biškį pavalgyt, bet 3 metai driftą. Mano dar kokie metai prieš tai, kaip ir naujas beveik. Normaliai. Magrits irgi jau ir toks pakaitis per tiek metų, bet čia dar visą sakyčiau, kaip ir normaliai viskas. Taip, galit, ne?